Indikacijų kelio artroskopinė operacija tikrai yra daug. Dažniausios iš jų yra meniskų plyšimai, priekinio kryžminio raiščio plyšimai, girnelės patologija, gali būti trauminės kilmės, gali būti disekuojantis osteochondritas ar kitos kremzlės ligos, taip pat įvairios sinovijos ligos bei laisvi kūnai kelio sąnariai ir daug kitų priežasčių. Artroskopinė operacija įprastai atliekama dalinės nejautros sąlygomis, tai reiškia, kad pacientas nejaučia operuojamos vietos skausmo ar diskomforto ir operacijos metu operuojantis ortopedas reumatologas per nedidelius pjūvius operuojamą sąnarį įveda kamerą, kurios pagalba ekrane matomas sąnario vaizdas ir esami sąnario pažeidimai. Specialiais mažais tam pritaikytais instrumentais, žiūrėdamas į vaizdą ekrane, operuojantis gydytojas gali atlikti reikiamus veiksmus sąnaryje, rekonstruoti plyšusius raiščius, rezekuoti arba, paprastai sakant, pašalinti dalį menisko arba jį susiūti. Atsistatymas po kryžminio raiščio operacijos iki pilno grįžimo į sportą užtrunka ir iki 6 mėnesių ir kartais ilgiau. Atliekant paprastą menisko apkarpymą arba rezekcijos operaciją užtenka ir 2-3 savaičių. Pašalinus laisvus kūnus arba atliekant menisko rezekcijos operaciją nereikalingi yra ramentai, nereikalingi įtvarai. Pacientas gali vaikščioti be apribojimų, tačiau reikia riboti sunkų fizinį krūvį 4 savaitėm laiko. Tačiau atliekant priekinio kryžminio raiščio plastikas, siuvant meniskus, tenka nešioti įtvarą nuo 4 iki 6 savaičių dažniausiai bei reikalingi ramentai. Reabilitacinis gydymas dažniausiai pradedamas 4-6 savaitės po operacijos. Prieš artroskopinę kelio operaciją pacientas turi būti iš esmės fiziškai sveikas, tai yra neturėti virusinių ar bakterinių infekcijų. Na, o individualų pasirengimo operaciją aptariam prieš operacinės konsultacijos metu. Kadangi artroskopinės operacijos yra priskiriamas prie minimaliai invazyvių operacijų, dažniausiai skausmingumas būna mažesnis lyginant su atvirom operacijom. Dažniausiai artroskopinė operacija ir yra atliekama tam, kad pacientas galėtų pilnai grįžti į savo aktyvias buvusias veiklas. Artroskopinės operacijos yra labai skirtingos ir jų trukmė gali būti nuo 15 minučių iki 2 valandų. Po artroskopinės operacijos sąnario srityje matomi 1-2 cm nedideli randeliai. Jei patyrėte sąnario traumą, rekomenduoju kreiptis į ortopedą reumatologą, nes delsiant pažeidimai kelio sąnaryje gali tik tai sunkėti arba papildomai atsirasti naujų pažeidimų, kurie tik apsunkins būsimą gydymą.